Čiurlionio mokykloje mokytis, nėra lengva iš tikrųjų, nes yra dvi mokyklos, yra bendro lavinimo ir muzikinė mokykla. Krūvis tikrai yra didelis, bet manau, kad tai labai gerai mus išmoko, taip sakykime, priverstinai išmokti planuotis laiką. Mes baigiame pamokas kiekvieną dieną prieš 7, kartais prieš 8 ir iš tiesų lieka mažiau laiko namų darbams, bet būtent tai ir išmokina galbūt susidėliojimo savo dienos grafiko, tai tokia kaip atima iš tavęs tinginio norą. Bendras lavinimas, čia, sakyčiau, labai neteisingas įsitikinimas, jog jisai yra arba labai sunkus, arba labai pažemintas, kadangi mūsų visas susikaupimas ir visos jėgos atiduodamos menam, tai visiems bendras lavinimas paruošiamas gerai. Aišku, čiurlioniukai garsėja savo brandos egzaminų aukštais balais, bet vis tiek daugiausia laiko skiria muzikai ir stengiamės viską daryti per pamoką. Svarbiausia, kad neliktų nieko namie, o namie tik ilsėtis. Kai mes tik su tėvais atvažiavom į bendrabutį, atrodė, ai tai nieko čia, be tėvų, kažkaip per savaitgalį grįšiu, bet po kelių dienų susivokiau, kad aš jau dabar tokiam gyvenime, kur esu atsakinga pati už save. Su laiku kažkaip labai gražiai susigyvenau su savo kambariokė, kur ji man yra lyg sesė ir tada dabar jau gyvenimo neįsivaizduočiau savo mieste. Dažniausiai mano savaitgaliai atrodo taip, kad aš dažniausiai ruošiuos muzikiniais reikalais. Kai tai yra pagroti saksofonu, paruošti pamokas, bet karts nuo karto tikrai leidžiu savo tokį malonumą išeiti su draugais pasivaikščioti po Vilnių. Tai yra tiesos, kad bendrabutis pastumėja mane daugiau laiko skirti specialybei ir kai tik turiu laisvo laiko, tai einu groti. Mokykla ne tik suteikia galimybę, bet ir tikrai labai daug dėmesio skiria koncertiniams pasirodymams. Vienas dalykas, kad yra nuolat vykstantys skyrių koncertai, taip pat ir čia organizuojami tarptautiniai ir nacionaliniai konkursai. Tai mokiniui tikrai yra galimybė praktikoje įrodyti savo čia nuveiktus dalykus ir įdėtą darbą. 11 klasėje mes pradėjom tradiciją, kad daryti savo klasės parodą ir šitą tradiciją perdavėm ir ateities kartoms. Neseniai gavau didžiulį siūlymą asmeninę parodą atidaryti, tai čia didžiulė garbė. Baleto skyriuje kasmet vyksta gala koncertas, taip pat mokinių kompozicijų vakaras, kurio metu mokiniai gali parodyti patys savo pastatytas kompozicijas. Bei žinoma, kiekvienais metais vyksta daugybė kitų renginių, kai kurie iš jų būna rodomi Šokio teatre, o kai kurie netgi Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Mokykloje bent jau, mes visi praleidžiame kartais nedaugiau laiko negu namuose ir tai tampa lyg antrais namais iš tikrųjų. Ir mokytojai, ir visa bendruomenė, tai tiesiog kaip šeimos nariai gaunasi.